Tu esi savo paties gyvenimo išdavikas. Išklausyk mane iki galo ir viską suprasi kodėl. Kiekvieną kartą, kai bijai pasakyti savo nuomonę, kad tik kažkam įtiktum, tu nusipirki pigų palankumą už savo savigarbos kainą. Ir kiekvieną kartą, kai tai darai, tavo savigarba mažėja, kol tampi kaip durų kilimėlis, į kurį visi valosi kojas. Dabar nemaloni tiesa. Tu neieškai artumo, tu ieškai patvirtinimų, nes viduje jautiesi tuščias. Kol bijosi likti vienas, tol būsi tik svetimų norų aptarnaujantis personalas. Savivertė nėra jausmas, tai yra veiksmas. Tai yra tavo vidinis susitarimas su pačiu savimi. Tai reiškia pasakyti ne, net jei po to liksi sėdėti visiškai vienas kambaryje. Tai reiškia pasirinkti savo ramybę, o ne svetimą komfortą. Jeigu žmogus tave myli tik tai tada, kada tu jam esi patogus, tai nėra meilė. Tai yra paprasčiausias tavęs išnaudojimas. Ir kiekvieną kartą, kai tu nutyli, kai tau lipa ant galvos, tu parduodi savo savigarbą už dozę svetimo palankumo. Ir tai yra nesantykiai, tai yra tarsi turgus. Ir šiame turguje tu esi pigiausia prekė, nes neturi savo kainos. Būti pasirinktam kitų yra žinoma malonu, bet būti pasirinktam savęs yra būtinybė. Jeigu tu savęs negerbsi, niekas kitas to už tavęs nepadarys. Žmonės, kurie nenubrėžia ribų, yra kaip namas be durų. Bet kas užeina, prišiukšlina ir išeina. Dabar pasakyk man atvirai, ar tu turi drąsos būti nepatogus? Ar pasakai ne, kur visi iš tavęs, kaip visada, tikisi nuolankaus taip? Pasidalink komentaruose savo patirtimi. Gal tai įkvėps ir kitus atrasti savo ribas. Siunčiu tau šviesos.